£2,000 of your money, thank you very much. Unfortunately, it's still not going to make you a penny. Am I annoying you now? Are you bored? Are you thinking, I want technical analysis? I don't want to be told that I am rubbish at this. But you are. Statistically speaking, you are doing what everyone else is doing. And if you continue to do so, you're just going to continue with the inevitable. And I would like to give you an opportunity to get off that path and start thinking differently. See this book here? It's called the Bible of Technical Analysis. Not the King James Bible for Christians, but the Bible for Technical Analysis, written by Edwards and McGee. Were Edwards and McGee traders? Ladies and gentlemen, were Edwards and McGee traders? No, they were not traders. They were journalists. More than 1 million copies of this book has been sold. Normal leads to broke. Following what the brokers are saying, not their advice. And the brokers, they're well-meaning. They want you to do well. Why does a broker want you to do well? Well, hell, the better you do, the more you're going to trade. The more you're going to trade, the more commission you're going to place. It's logic. Of course the brokers want you to do well. CMC. Gerai, trumpas update'as Bitcoin'o. Nelabai čia yra turbūt ką ir update'int. Mano high time frame'as viskas kaip ir aišku, tas pats shortas, kuris važiuoja žemyn ir kol kas nieks šiandien nesikeičia. Dabar ką aš tikiuosi? Variantai 2, tai krisim toliau žemyn ir sugrįšim virš šito A. Tai vadinkim, čia iš tikrųjų yra 1, 2, 3, 4, 5. Tada žiūrėčiau į visą tai paprastai, žiūriu A, B, C. Vos tik sugrįžtam aukščiau šito taško. Aš privalau imti treidą ir aš jį imčiau čia, neuždarinėsiu šito šortas ranina, bet čia bus hedge treidas. Tai reiškia, kad kažkas panašaus į šitaip. Targetas būtų pats pirmas čia. Taip. Tai aš automatiškai šitą treidą imsiu, jeigu būsiu namuose ir kai tai vyks, tada galėsiu ir nufilmuoti, kaip aš tą treidą imu ir įdėti. Tai čia toksai būtų, turim krist žemyn, galim žemiau šito lygio nukrist, čia praleist kurį laiką, dieną ar kažkiek ir tada sugrįžti. Tai šiaip ar taip čia yra bearish, dėl to, kad tai nėra labai geras ženklas, dėl to, kad kai šitą lygį pasieksim ir nukrisim žemiau, dauguma žmonių, kurie laiko long term, kaip sakant, ilgą laiką Bitcoinas laiko, arba treidina kažkokius cycles, ciklus ar dar kažką, tai jiem čia atrodys kaip market structure change, kaina kylo, higher lows, higher highs, pakeitė market structure, pradėjom daryti lower highs, dažniausiai būna retest ir continuation to the downside. Tai lietuviškai turbūt suprantat, čia uždarom kažkiek tai candles, dieninių ar kažkas tokio, grįžtam prasitestuoti ir tada visi pardavinėtų čia. Netgi tie, kurie laiko, dažniausiai čia pardavinės, dėl to, kad mes jau pakeitėm market structure. Tokie kaip aš jau parsiduoda čia, kai keičia market structure. Bet tam reikia labai daug žinių ir daug, ne tik daug žinių, bet ir drąsos pardavinėti pačiam viršuje, ne? Negali pardavinėti kiekvieną kartą viršui. Kiek tu čia tai pardavinėsi, ne? Nebent dalim pardavinėjai savo bitcoiną, bet parduoti iš vieno karto pačiam viršui yra labai sudėtinga, be galo. Kainuoja daug ne tik nervų, bet ir viso kito. Aš pardavęs viršui ir ne tik šortinu ant kapeikų šituo, ne?
bet iš tikrųjų pardavęs viršui. Tiksliau, ant 117. Tai dabar toliau. Kodėl aš turėsiu imti šitą treidą? Dėl to, kad aš turiu savo treidinimo stilių, ne? Tai yra mano vadinamas edge. Ir jeigu aš matau tą edge, aš turiu imti treidą, negalvodamas nieko, aš imu tą treidą, ne? Ar aš tikiuosi, kad dabar mes kilsime į new all time highs? Nu ne, aš nesitikiu. Ar tai įmanoma? Žinoma, kad įmanoma. Galim vis dar high low, high high, high low, high high, ne? Mes galim toliau tęsti viršų iki 200 000 ir panašiai. Įmanoma, bet ar tikėtina iš mano perspektyvos ne. Todėl aš labiau norėčiau, kad mes kristumėm žemyn ir uždarytumėm candles žemiau šito lygio, kad būtų daug panikos, daug parsidavimų, marketas automatiškai sugrįžta virš šito lygio, kiti tai vadintų liquidity grab, ne, kaip jie mėgsta sakyti, liquidity taken, o kylam į viršų. Aukštai nekils. Nekiltų, čia būtų šiaip ar taip wave 2. Ar tai jau mes padarėm tą wave 2 čianai? Ar dar mes jį tik tai padarysim? Dar neaišku, ne? Reikia daugiau laiko. Manau, turim daug laiko. Jeigu žiūriu kažką panašaus į šitą, tai pabandom. Kažką tokio, ar ne? Kažką tokio. Tai suprantat, ko aš žiūriu. Wave 2, didesnį. Ar čia jau mes turėjom tą wave 2, tai visko gali būti, kad mes jau čianai tą wave 2 turėjom. Tai atrodytų labai ankstyva, labai greitas tas wave 2, tai galbūt ir kas man visai patiktų, jeigu mes nekristumėm žemiau šito lygio, o čia va consolidation, ilgiau praleistumėm laiko ir taip sausio mėnesį po naujų metų, va link vasario, tada testumėm šitą dropą didelį. Dropinti ir nebesugrįžti aukščiau. Jeigu mes sugrįžtam aukščiau, aš imsiu treidą ir pabandysiu gal nufilmuoti. Toliau. Ką aš galvoju, kur mes esam, prieš jau sakiau, dar kartą pasikartosiu. Manau, kad mes esam čia. Maždaug čia mes esam. Galim prasitikrinti visus indikatorius. Palaukiam, kol sugrįž šitas biški žemiau. Čia galim kažkiek laiko praleisti. Bum, žemyn. Arba į viršų. Aš tiesiog pasiruošęs, kad ir kas bebūtų, žinau, kad aš pasiruošęs, ar ne? Jokių didelių spėliojimų, aš nespėlioju, kur ta kaina kris ar kils. Jeigu sugrįžtam, padarom gražų ABC, čia Wave 5 būtų šiuo atveju, ir sugrįžtam, aš jį pirkinėjau čia, taip? Nepirkinėjau savo spoto, nes čia jau kitas žaidimas, bet ant Bybito aš jį pirkinėsiu, taip? Bus TP1 greitas toksai palyginus TP1 ir tikėčiausi, kad bus tolyn žemiau, krisim toliau, ne? Dabar jeigu nieks nesikeičia ir tiesiog mes krentam, jeigu mes tiesiog krentam, viskas gerai, ne? Bet tikriausiai, kad bus liquidity grab, čia žmonės pradės parsidavinėti, didelė panika, dažniausiai būna įpirkimai, vėl atgal sugrįžtam ir bandom kažkiek tai vėl, kuo daugiau pradeda žmonės pirkti ir tada staigiai vėl kritimas. Čia nelabai ką pamatysim. Divergences, tai kaip matot pasižymėjęs turi šitą levelį. Žiūrėsiu, kaip atrodys CVD divergences. Tai reiškia, žiūrėsiu, ar dauguma žmonių perka ar parduoda, longina, shortina. Jeigu čia visi pradės shortinti šitoj vietoje, taip ir bus automatiškai įsijungs stop lossai visi šiti, kurie čia buvo nuo kovo mėnesio, tai žiūrėkit, jau metai laiko praėjo, įsijungs stop lossai, reiškia market sell, pradės išsipardavimai, čia daug stop lossų yra labai daug,
Todėl visas šitas anksčiau ar vėliau bus visi šitie stop lossai hitinti ir šitie žmonės, kurie laikė nuo čia savo pozicijas, jie bus tiesiog uždaryti, ne? Tol, kol marketas suras naują supportą, tai supportas visą laiką būna žemiau buvusių lows arba high supportas resistance, nes tai šiuo atveju čia jisai yra, kiek žemai krisim, tai galima spėlioti ir žiūrėti, bet bus kažkur tai čia. Ne žemiau negu šitas levelis. Ne žemiau negu čia. Mano manimu, ar galim ten kristi iki nulio, tai turbūt, kad nelabai, čia būtų fantastika, kažkokia pasaka, iš pasakų nesąmonių. Dėl ko? Dėl to, kad čia buvo Wave 2. Dažniausiai prasitestuojam buvusį Wave 2. Tai aš tikėčiausi, kad iki čia. Ir kas dažniausiai vyksta, tai ABC corrections arba WXY, nesvarbu, supaprastinkim, vadinkim tai ABC tiesiog. Tai būna didelis dropas, tada consolidationas, range'as vadinamas, ne? Sugrįžtam ir vėl dropas. Šitus paimam šitą lows ir grįžtam atgal į viršų, ne? Dažniausiai paima previous wave 3, tai buvusios wave 3, wave 4, buvusio wave 3, jeigu suprantat, nežinau kaip čia lietuviškai įsireikšti. Tai čia 1, 2, tai čia yra mūsų wave 3. Tai 1, 2, 3, 4, tai šitas lows arba šitas. Jeigu sutinkam, kad čia būtų 1, 2, 3, 4, 5, tai mūsų domina šitas. Mane šitas levelis būtent ir domina. Jeigu mes galvojam, kad 1, 2, 3, 4, 5, tai tada domintų šitas. Tai tarp šito ir šito levelio mane labiausiai domina. Čia aš įpirkinėsiu. Ir labai stipriai, ne? Turim laiko, turim pusę metų, metai laiko, bent jau aš čia. Nesakau jum, ką daryti, aš tiesiog pasidalinu, ką aš galvoju ir ką aš darysiu. Pamatysit, jeigu žiūrėsit kažką, tai pafollowinsit ar kažką, tai parodysiu, ką aš šiandien darau. Viskas vyksta lėtai, todėl galėtumėm čia ant tų žemesnių time frame'ų, bet tiesiog nėra tikslo, aš jų netreidinu. Jeigu jūs nori žaisti 15 minučių, tai gali. Tai aišku, tikimybė, kad pralošit pinigus didesnė negu kad išlošit. Tai galit bandyti, aišku, jeigu jums patinka. Arba galite tiesiog tos pinigus kam nors padovanot kalėdų progą, ne? Arba galit nueiti į kazino, galit ir patreidint, pralošti. Jeigu norit patreidint ir pralošti, tai tada siūlyčiau treidint, paper treidint kokius 5 metus, bent kažką tokio, kol surasit savo edge ir suprasit, ką darot. Tai va, tai tiek šiandien ir norėčiau parodyti. Divergences jokių nėra. Čia nieko nepamatysim. Didžiulis dropas, open interest, rise in open interest, reiškia ant šito dropo daug naujų shortų ateina. Viskas gerai, rezistansas, jeigu būtų supportas ir nauji shortai atsidarinėtų, tai būtų šiek tiek bullish, dabar nieko čia bullish nėra, viskas kaip ir pagal planą turi kristi žemyn. Čia kažkokios yra divergences mažos, bet jos nieko nereiškia, jos labai keičiasi. Šiokios tokios divergences bus tikriausiai, kai mes paimsim šitą apačias, ne? Todėl, kad RSI tikriausiai padarys higher low, tuo tarpu kaina bus lower high. Tai vis dėlto sakau, tikiuosi, kad kažkas tokio gali įvykti. Ir bus kažkurį laiką bullish, ne? Kaip sakiau, sausis, vasaris, būtų pats tas. Nes reikia vis tiek laiko viskam. Čia nieks neįvyksta per dieną ir čia nebus taip, kad per dieną mes čia dropinsim iki 20, 30, 40, 50 tūkstančių. Bus daug tų supportų, bus daug visokių range'ų, kad žmonės pradėtų įpirkinėti ir paskui vėl juos sustabdytų, tuos stop lossus hitintų, tai viskas užtrunka daug laiko. Tol, kol mes nepaimėm lows ir mes šiandien žaidžiam, man tai yra vis labiau ir labiau bearish. Tai dar geriau, kad mes nepaimtumėm lows, o čia testumėm šitą nesąmonę ilgesnį laiką. Tai man būtų labai gerai. Tai va, jeigu jūs esat bulius vadinamas, tai jūs dar turit kažkiek vilties, tol, kol mes neužsidarėm jokių candles žemiau šito lygio. Tai reiškia, viltis jūsų bus tol, kol mes dar čia
Kai tik tai mes krisim žemiau, užsidarysim daily candles, bus, mano manimo, didesnė biški panika ir tada čia jau toksai, kaip sakant, išeit iš pozicijos gerą progą. Dažniausiai, nedažniausiai, bet tikėtina, kad nekils labai aukštai, kad nesugebėtų žmonės išeiti iš tų pozicijų, išsiparsiduoti ar ten pradėti šortint, nu, visi lauks kažkokio tai Fibonacci levelio, ne, tarkim, kažkokio tai levelio. Bet gali neduoti jiem išėjimo, gali tiesiog dropinti į apačią, ne? Pasižiūrim, ką turim čia, kol kas dar čia range esam. Tai prie value area lows, tada vis dar galim į point of control ir tada žemyn. Žodžiu, dar per anksti kažką kalbėti, viskas labai lėtai vyksta, tiesiog galvoju ateisiu, parašysiu, mačiau, kad lietuviai jau mato šitą video, tai tada gerai, reiškia, suveikia tas, kad pakeičiau kalbą, pakeičiau valstybę čia į Lietuvą, viskas sudariau taip, kad Lietuvoje rodytų lietuviškai rinkai. Daug subscriberių dingsta kasdieną po 30-40 dėl to, kad buvo nelietuviški subscriberiai ir jie visi tiesiog išeina. Tai tiek. Po naujų metų kažkada tai sugrįšiu, padarysiu video. Arba šitoj vietoj nufilmuosiu, kai paimu treidą. Treidas bus tik tai trumpas, su greitu take profit one, jeigu mes sugebėsim iki čia užkilt. Nenustepčiau net jeigu nesugebėtumėm ir tiesiog toliau dropintumėm. Tada bus stop lossai mano hitinti ir čia prarasiu 1-2 treidus, kokius 1-2 treidus po 1% tikėtina. Tai kokius 2-3% tikrai prarasiu nuo šito akaunto. Kas man yra normalu, aš labai daug treidų pralošiu. Kai laimiu dideli treidai, kaip matot, šitą sąskaitą prasidėjo nuo 100 baksų. Treidas mano būna dažniausiai 100% ant akaunto padvigubinti iš karto. Arba mažiau gali būti, bet paskui bus tokių daug pralošimų. Tai vos tik tai žemiau šito levelio, aš imsiu treidą ir jį pralošiu. Viskas su tuo gerai, bet aš jį privalau imti, ane? Tai va, tai tiek šiandien. Viskas. Užtenka. Iki.